Nelabai, pralašėm. O plačiau? Nu ką, žaidėm gerai, 3 kėlinukus, bet ketvirtam biškį perskubėjom. Nedadarėm iki galo dalinių ir iš didelio noro gal. Teisėjai buvo žiūrovai buvo labai nepatenkinti teisėjų sprendimais. Ne, tai prie ko čia teisėjai? O kas nuovargis pasijautė gal ar kas nutiko? Ne nuovargis, paprasčiausiai, kad nežinau, nesugebėjom dadaryti tą, ką reikalavo treneris. Galas sužaisti kažkur tai solidžiau sužaisti, neperskubėti. Mes pradėjom gale rungtynių gal per daug vienas po vieną pradėjom žaisti ir jie labai protinga komanda, labai daug turi patyrusių žaidėjų, kurie protingai išnaudoja mūsų klaidos ir užbėgo ant greitų ir pataikė 3 taškus, ko mes nepadarėm gale. Kšištofai, visi žaidėjai labai staigiai dingo iš Rūbinės. Aišku, bus pralaimėjimas dėl to, ar kas čia pavyko? Ne, tai gal nėra nuotaikos ir nuėjo praustis gal. Nežinau gal ką pasakyti, tai pergyvena. Koks buvo žaidimo planas numatytas siekiant pergalės? Nes jis vyko visai gerai 3 kėlinius. Planas buvo gal daugiau sužaisti baudos aikštelį per didelių žmonės. Labai gerai mes tą išnaudojam pirmoj pusėje rungtynių, bet antroj pusėje nepavyko tą padaryti. Kodėl taip nesitikė stabdyti Smito? Ar tiesiog leidot jam žaisti, tarsi leisdami jam žaisti, o visai komandai galbūt ne? Ne, jisai geras žaidėjas, gal šiandien geriau jautėsi ir sužaidė geras rungtynes.